Labą dieną, Sandra. Smagu Jūs sutikti Lazdynų pelėdos memorialiniame muziejuje. Ar galime Jums užduoti keletą klausimų? Labą dieną, džiaugiuosi Jūs matydama. Sveiki atvykę. Papasakokite, kas toji Lazdynų pelėda ir kuo ji mums svarbi. Lazdynų pelėda svarbiausias faktas, kad jos buvo dvi. Dvi seseris, Sofija ir Marija Ivanauskaitės, kurios rašė po vienu Lazdynų pelėdos slapyvardžiu, nes kai pradėjo rašyti, dar lietuviškai spauda buvo draudžiama ir todėl būtina buvo sugalvoti savo slapyvardį. Įvardinkite įdomiausius faktus apie muziejaus pastato istoriją. Šitas dvarelio pastatas yra medinės architektūros paminklas saugomas valstybės ir atspindi XIX amžiaus vidurio vidutinio bajoro dvarvietę. Čia gyveno ponai. Šitas kiemas buvo skirtas jiems, o ūkinė dalis prasidėjo, kur dar daugiau pastatų buvo, bet ne visi išliko iki šiandien, už šito pastato sienos. Ką lankytojai gali tikėtis pamatyti ir patirti atvykę į muziejų? Atvykęs žmogus, lankytojas, turistas, svečias būtinai turi apžiūrėti, pereiti, pajusti nuostabias paragių liepas, jas paglostyti, jeigu dar bus judėjimas, jas užuosti, pasivaikščioti, patirti kažkokį ypatingą jausmą, kurį lankytojai sako, čia ypatinga aura. Tai tokį pasivaikščiojimą, jausmą, kad mūsų visų tėviškė yra paragiai. Čia mūsų šaknis. Lyg sugrįžti namo pas bočius ir pasiklausyti senų medžių ošimo. Galbūt organizuojate išskirtines edukacijas, kurių negali pasiūlyti joks kitas Akmenės rajono muziejus. Mes turime audimo edukaciją su tikromis audimo staklėmis ir galima išbandyti dvinytį audimą ir keturnytį, bet kviečiu į kitą stotelę. Kviečiu atvykti į išskirtinio patyriminio pabuvimo vietą, tai šitą mūsų muziejaus dūminę pirtelę, kurioje galima prisiminti, patirti, išbandyti, pajausti, kaip mūsų protėviai prausėsi. Ir čia vieta, kur kviečia sustoti, pamastyti ir nuprausti ne tik savo sielą, bet ir kūną. Svarbiausia atributika pirtyje, kiekvienoje pirtyje yra stora veltinė kepurė ir kvapni vanta iš žolynų, kuriuos jūs rasit pakeliui. Muziejų supa magiškai graži gamta. Galbūt čia yra kokių nors magiškų vietų, kur pildosi norai? Apie išsipildymų vietas sunku pasakyti. Visada norai pildosi, bet turiu ypatingą vietą, kur galima labai patogiai sugalvoti, susikaupti ir užrašyti savo norus, o išsipildymai telauks jūsų plačiame pasaulyje. Prie šito stalo rašė Lazdynų pelėda. Jų tėvas Nikodemas Erazmas Ivanauskas čia tapė savo paveikslus. Ne visus, bet ieškojo čia įkvėpimo. O atvykusius svečius kviečiu stabtelti čia stoteliai ir užrašyti savo slapčiausius troškimus. Ir garantuoju jums, užrašyti norai išsipildo visada. O kokie išskirtiniai renginiai vyksta Lazdynų pelėdos memorialinėme muziejuje, kuriuos būtina aplankyti? Apie mūsų muziejuje vykstančius tradicinius renginius kviečiu jūs stabtelti prie senolio uosio. Pats svarbiausias Lazdynų pelėdos memorialinėme muziejuje vykstantis renginys yra tradicinė mėgėjų teatrų krivulė, kuri žiūrovus, lankytojus, svečius, draugus ir giminės bei Lazdynų pelėdos palikuonis sukviečia rugpjūčio 3 savaitgalį. Sugrįžimai į Paragius jau vyks 34 kartą Paragiuose po šitom liepom ir klevais. Žinome, kad visai neseniai tapote gide. Papasakokite apie savo vedamas ekskursijas.
Mano pirmosios patirtis gidavimo susijęs su šiuo muziejumi. Esu parengusi ekskursiją Čia vis dar rūbauja pelėdos, bet dabar taip pat domiuosi ir senųjų dvarelių istorijomis ir ypatingai tomis, kurios slepiasi tarp eilučių arba tarp istorijos faktų. Tai visi dvarininkai vienaip ar kitaip bendravo, susitikdavo, puotaudavo, apsikeisdavo netgi literatūriniais renginiais ir čia Žemaitijoje dvarelių buvo apstu ir pilna. Tai apie tuos dvarelius rengiu savo ekskursijas. Taip pat galiu pavedžioti ir po Tryškius, parodyti, kur Lazdynų pelėdos, kapas, koplyčia, upė nuostabi ir taip pat Šiaudinės bažnytėlė, čia buvę Beresnevičių dvarai ir taip toliau ir panašiai. Ačiū, kad skirėte laiko mums. Pabaigai paskutinis klausimas. Kokias 3 svarbiausias mintis ar idėjas norėtumėte, kad lankytojai išsineštų po apsilankymo muziejuje? Galvodama apie tai, ką lankytojai išsineš, noriu pasakyti, kad apie Žemaitiją, apie žmonių patirtis, apie santykius, apie tradicijas ir luomų bendravimo ypatumus, viską galima sužinoti atsivertus Lazdynų pelėdos raštus. Ir beskaitant tikrai rasit į progresyves Marijos Lastauskienės mintis apie laisvą meilę, apie socialinę lygybę, apie atsakingą santykį su savo žmonėmis, artimaisiais ir kaimynais. Ir Lazdynų pelėda yra 2 seseris – Sofija Pšibiliauskienė ir Marija Lastauskienė, moteris kūrusios Lietuvą.